tarpinė. Atsakai vanduo bėga. Iš po josiu. Na. Tas ne. Tas irgi ne va čia kažkur va šitą vietą. Dar vieną pabandom. Ir taip gali nebėgti žmogus. Sardytas 2 lapai cėlį skarda. Paskui parodysiu, ką radau. Dabar ką noriu parodyti. Šitą eilė. Kaip matom, jokio varžto. Varžtai tik čia. Tai čia ant sujungimo, kur ten viso partekėjo. Dabar atidarau skardą. Iš kur patekėjimas ant tos vietos, kur net varžto nėra. O čia tai anekdotas. Ir čia dar sutrešęs brūsas. Reik nuvažiuoti, nupirkti naują. Na. Dangoje nei vieno varžto. Ateka va iš to viršutinio kaip sujungimai. Čia pasirodo jau skardą net reikia keisti. O, nu ten teka, bet vis tiek drenažinis į tą pusę. O kodėl bėga priešingai, šitą nežinau. Žiūrėsim. Nu, darom apžiūrą. Visur šlapia. Šlapia. O, skylė. Labai dėlė. Ten šlapia. Kažkur dar skylę mačiau. Ai va. Čia laba diena. Daugiau liktai. Ai va, dar patekėjimai. Va. Kas keisčiausia, varžtai buvo visi seni, paskui parodysiu, pakeisti į naujus normalius cinkuotus su normaliom gumelėm. Bet reiškia, kaip jau į tas pačias vietas sukama, nu, nebelaiko, tai neprisispaudžia daugiau. Dėsim kitus remontinius varžtus. Taip, varžtai yra 4,8 storio, o dėsim ten 5,2 storio. Tai 5 mm gal, kad skarda ten, nu, užsisiurbtų ar kaip tai daugiau susitrauks. Kalbėjau. Buvo tokie nutrešę. Praeitą kartą nupirkta 25 ar kiek ten eurų. Įdėti normalus cinkuoti su geru tarpiniu. Pasirodo, tie nepadėjo dabar. Jie yra 4,8 storio. Tai yra remontiniai, tokius radau. 5,5. Tai jie ant 7 mm storesni. Pabandysim tos storesnius susuk, gal kaip skarda su skarda daugiau pritrauks. Nu, kaip sakiau, ten prie medžio prisitrauks, gal ir nebėgs. Nu, pabandysiu dar nupirkti kokį tarpinį paklijuoti. Nu, bandom gydyti. Lupau dar vėl plevelės. Va, iš veliukso, kur yra drenažinis, suteka drėgmė, tai ten kažkas nuteka. Dabar čia, va, irgi, nu, čia pradariau.
pažiūrėti. Dabar taip, žmogui peitą kartą buvo va pakliuoti paralonai. Ten seni va mėtas išpūvė, va čia jam buvo nauji. Sumokėjo žmogus, renovaciją padarė. Čia irgi dabar atidariau. Irgi paralonai sudėti nauji. Ir dabar radau įdomų reikalą. Kaip, jeigu būčiau keitęs vėliuksą, aš būčiau pamatęs. Nes dabar žiūrėk, kaip reikėjo viską išdraskyti. Atlupti plėvelę kondensacinę. Irgi va, visą kur varžtai. Ten praleidžia. Čia dabar irgi. Atsilupo nuo praeito kartą kažkaip. Paklyvas. Dabar taip, sijonai va, grubiai išlupta. Keiti langą, tas sijonus išėm ir matai. Atidarau į plėvelę. Ir ką turim? Apačioj didžiausia skylė. Gyvenime nepamatytum. Neišardė sijonų. Siaubas. Nu, pavyko. Kur skylė buvo. Ten pavyko pakišti. Pakišau po to. Dar pleistrą uždėjau. Dabar nėra tas skylės. Mes dabar atgrąžinsim viską atgal. Sijonai va. Tai remontas antrą kartą čia. Tai reiks keisti vėliuksą ir pakeisti sijonus. Suklijuotas skylės. Čia viena buvo. Sutrešę medžiai pakeisti. Naujus. Bandom uždaryti. Taip, klijuoju tarpinę po to. Užsidarys tos skylės, kur buvo. Nes ten per vieną, per kitą. Sitraiškis. Tikėsimės, tas pagelbės reikalas. Nežinau daugiau. Keist naują stogą reikia. Papildomai dar dedu silikoną. Turėtų gerai gauti. Sutvarkyta vėl storesniais varžtais. Atstatyta kaip buvo. Tam stogo jau tikrai reikia pilno keitimo.